Sveiki visi, su Boskė. Šiandien dirbsim prie kiek kitokio automobilio. Čia turim mano biterį KM6, truputį palsėsim su raudonu pirmuku ir eisim padirbėti prie KM6. Taip yra, nes šiandien yra penktadienis, po pietų važiuoju suvedimą ir rytoj šeštadienį varom į Lenkų treniruotę, o tam reikia pasiruošti. Iš principo šitą mašiną teoriškai turėtų būti tokia, kuriai nereikia nieko daryti. Na, bent aš taip maniau. Bet yra vienas dalykas, kuris mane labai užknisa. Tai atsisukantis ir lūžtantis varžtai priekinėmis sukime. Realiai tai yra, nežinau, galbūt dizaino klaida. Išardysim ir galbūt aiškiau parodysiu. Ilgai savo kartojau, kad nedarysiu KM6 ir 300 sukimo vien dėl to, kad jų realiai begalį yra pasirinkimo tiek, yra pigių, yra brangių, yra veikiančių, yra neveikiančių. Tad labai tikslo nemačiau į tą rinką eiti. Mano vizija pradžioje buvo padaryti pirmukam daiktą, kuris veikia. Na ir po to plėstis į naujesnis kėbulus, nesenesnius iš tikrųjų, nemeluosiu. Bet pavažinėjau su šitų kėbulų ir supratau, kad atrodo, kas iš principo turėtų būti išdirbtas reikalas, nu jis iš galbūt savo pačio dizaino nėra, kad labai gerai veikia. Su šitą mašiną esu jau daugiau turėjęs problemų nei su bet kokia kita, kas liečia važiuoklę. Pagrindinė problema tai yra varžtų atsisukinėjimas ir lūžinėjimas. Baisiai mane užkniso, kai vos nesugadinau vieną rondel rato, vien dėl to, kad pasileidau varžtas kažkuriam posūkyje ir realiai labai giliai įpjovė ratą. Ten matyti gilūs įpjovimai, įsirdysim, galėsim aiškiau pažiūrėti. Tad gal kol per daug nepripasakau ir per daug neįsiplėčiau, ką labai mėgstu daryti, kalbėti. Gal geriau tiesiog išserdom šitą važiuoklę ir pažiūrim, kas ten jau tokio yra ir kaip ją galim pakeisti. Aišku, aš naudoju su lollipopais, nes be jų, manau, tiesiog yra per mažai kasterio. Tai realiai tas visas lollipopas jau yra pilnai išsuktas ir gal net norėčiau dar susukti. Manau, tas man biški nepatiko. Šiaip iš principo visa kita kaip ir nebūtų blogai. Vienas dalykas, kas tikrai nepatiko, ką bandysiu prie savo sukime, tai labai dreba vairas. Nežinau, kame, ar perdavimo tas svirtis, ar kas nepataikyta, bet man tai tiesiog žiauriai dreba vairas pastoviai. Pastoviai kažkas šitai važiuokliai pareina. Nekalbu apie guliukų klibėjimus, kuriuos labai greitai išklibina. Atsisuka, realiai visi čia esantys 4 varžtai. Šitas atsisuka, nepamenu, dabar man atrodo iš šitos pusės atsisuka, ten atsisuka irgi iš vidaus, čia einantis tokia šelė, tada atsisukinėja stipriai labai šitas varžtas ir šitas varžtas. Ir šitas varžtas jau yra nulūžęs, kas ir labai mane sunervino, nes dar biškis ir būtų realiai nutekinę ratlankį. Nu, iš principo tas būdinga ir visiems sukimam, kurie naudoja tuos tokio tipo adapterius ir nemanau, kad čia tik vienas šitas kažkoks toks yra. Čia tiesiog, manau, dizaino yra dalykas. Ir manau, taip neturėtų būti. Nu, iš principo mašina turi ją laužyti ir jinai neturi gesti, nereikia jos pastoviai prižiūrinėti. Aš esu įpratęs, nežinau, porą treniruočių, porą maciurių net atvažiuoti ir tik tada žiūrėti mašinai, jei kažkas pradeda klibėti. O čia realiai pastoviai kažkas kliba, pusė treniruotės šitų 2 varžtai jau yra atsiveržę. Na ir pastovus galvos skausmas su atsisukinėjimais. Tai, žodžiu, nebeiškenčiau aš to ir dėl to buvo pagrindinis mano lūžis, kad nusprendžiau, padarysiu kažką ir aš, galbūt išspręsiu tas bėdas, galbūt išspręsiu vairo klibėjimus, galbūt išspręsiu atsisukimus, žodžiu, pabandysiu. Nebūtinai mums pasiseks, bet pabandysiu visą galima. Tai nieks per galvą neduos. Manau, pagrindinis to dalyko sprendimas, apart to, kad čia yra visiškai kitokia geometrija, labai mažai parametrų lieka originalios stebulės, realiai nežinau, nebepamenu, ar iš vis lieka, man atrodo, nieks nebeliko čia originalaus, amortikuojimo kampas kitoks, pati rato ašis, viskas yra kažkiek suvaikščioję. Tai čia yra visiškai šviežias reikalas, realiai prieš porą dienų pasėmiau už lazerio, vakar vakare dėdė suvirino, nes pats nevirinu ir šiandien bus galima montuoti. Lengvai užputėm dažų, kad nesurūdytų baisiai. Pagrindinis improventas dėl varžtų visų atsisukimų ir lūžių, tai čia manau šita vieta, nes jau prilaikys iš 2 pusių varžtą ir jis, na, iš principo laužimo jėgos tokios neturės ir neatsisukinės natūraliai, nes kiek susidūrė su tokio dizaino stebulėmis, tai nebeatsisuka tiesiog. Turėsim šitam išsukime. Realiai šitą išsukimą jau dariau be kompromisų, kadangi pilna stebulė, tai nėra ko taupytis. Bus reguliuojamas Ackermanas, lockstoperis ir visi kiti geri dalykai, nežinau. Ką čia dar paminėti. Vienintelis skirtumas, tai čia matot nestandartinė KM6 stebulė, kuri užsisuka ant tokios ašies, o čia yra pirmuko guliavietė, pavadinkim taip. Ir kodėl tai padariau, nes tiesiog greitai negalėjau išsitekinti detalių, neturiu tokio kontakto, kuris greitai tiksliai preciziškai man darytų. Vis tiek tie visi dalykai užtrunka, o šitą išsukimą per labai mažą laiko tarpą žinau, kad noriu pagaminti, nes jau buvau įsiregistravęs į tą treniruotę ir galvoju, nu tai reikia už kartą išbandyti kažką, nes būtent praeitoj Lenkų treniruotėje man ir nulūžo ratas, man, drebėjimai buvo visą laiką, tai nieko čia naujo nebuvo. Sprendžiau, kad jau noriu ją atvaryti savo sukimų, tai per kokią realiai savaitę įdėjau kosminį kiekį valandų į visos geometrijos sukūrimą, nes realiai perdariau geometriją visiškai pilnai pagal save, kaip man atrodo, kad turi būti. Aišku, visų pirma, buvau nusiskinavęs KM6 visą kėbulą, nusiskinau šitą visą
aišku, ne šias pusę, bet sveikąją pusę nusiskanavau ir pagal tai pasidariau. Tai galėsim dar kompę pažiūrėti, kaip ten atrodo. Realiai viskas keičiasi, šakiai, atraminiai, stebulė, akivaizdžiai. Tai žodžiu, visiškai naujas daiktas pagal mane turi gautis. Vienintelis niuansas dėl laiko, tai žinojau, kad turiu labai greitai judėti, labai greitai padaryti. Tai realiai visą laiką skyriau geometrijos kūrimui ir tada labai greitai padariau visą vizualinę dalį. Tai vizualinė dalis dar tikrai gali būti, kad keisis. Nu, negali būti, bet 100% keisis. Šakių realiai visiškai nieko nespėjau paoptimizuoti, realiai nespėjau pasidaryti pagal save, tai šakį. Nu, kol kas tokie bandymai bus. Net panašiai šią vien dėl to, kad, nu, neturėjau laiko sugalvoti kažką nieko savo, tai šakys tos išpjovos padariau panašias. O, aišku, geometrija skirsis, parodysim ir tą. Bet, aišku, jeigu daisim iki produkcinės versijos, nežinau, ar jeigu galbūt mane nepatiks tas dalykas ir nurašysiu kaip tik pabandyti tą projektą ir nedėsiu į pardavimus. Jeigu nuspręsiu, kad čia yra tas pats ir nėra upgrade, tai nėra ką ir parduoti. Realiai produkciniai versijoje, manau, reiktų pagalvoti, ar pardavinėti su E9 guoliais, va šitoje vietoje, ar tekinti ašelę ir pardavinėti ir liepti žmonėms naudoti senus guolius. Tai va, nežinau, dar šitą pažiūrėsim. Iš principo, pagrindinis dalykas, ko bijau, tai va yra stebulės tas aukštis. Kaip mato, čia yra irgi labai arti. Šiaip yra gerų parametrų, kurių duoda stebulės aukštis, tai anti-rollą labai gerina šitą savybę. Tai realiai šitą traukiant, mašina iš principo juntamai minkštėja, tai priekinis realiai. Tas pats, kas spyruokliai spring rate kietinti, yra va šitą dalį kelt. Ir vėlgi, ne viską turėjau, ne visus parametrus turėjau ir biškai paskubėjau. Projektuojant, tai vienas parametrų, iš kurių neturėjau, tai ir buvo šitas rato vidinis diametras, nes aš visus sukimus projektuoju pagal R18-235 padangą ir ratą, kas realiai yra drifte didžiausias naudojamas ratas, kad pro lygos hebrai irgi tiktų tie visi dalykai, o nepasižiūrėjausi R17 kaip yra ir ten atrodė, kad yra vietos, bet turiu tą lygą visą laiką, kad pas mane viskas yra milimetrais ir būna per arti ir realiai pirmos pas mane versijos dažniausiai nepasiteisina dėl kažkokių tai clearance issues, nes užsibrėžiu per tiksliai padaryti kažkokias tai mažus tarpelius ir realybėj būna, kad tų tarpelių nelieka arba dėl kažkas suvaikšto ir žodžiu kažkas nesigauna. Tai va, pabandysim, žiūrėsim, į ką uždėsim tiesiog 18 ratą, o kitai versijai padarysim tiesiog čia biškį žemesnį atstumą. Tai čia blogiausio atveju. Dabar einam pasižiūrėti, kaip čia viskas renkas ir kaip čia viskas atrodo. Na va, visas sukimas ant žemės. Realiai šio panaudosim tik lollipopą, bet iš principo dariau savo išsukimą palei standartinį centre esantį tą lollipopą. Tai tiesiog šitą išsuksim iki kitos nominalios padėties, kad nereikėtų tokio dalyko, nes, nu, iš principo, manau, čia tiesiog pabranginimas dalyko. Ir vizualiai šakė atrodo labai panaši, bet skiriasi ženkliai vieta. Tai jos pozicija, nu, nukeliavus važiuoklės terminais, manau, ženkliai. Aišku, sakau, šitą dizainą tikrai atsinaujinsim, nes tiesiog reikėjo kažką padaryti greitai. Tai nespėjau net galvoti, o šitą dalyką dabar bandom pritaikyti. Jau matosi, kad bus arti, gali būti, kad tiesiog uždėsim 18 ratą ir to pasidarysim žemesnę versiją su mažiau to antirolo. Tai bandom čia surinkti. Jungia modelį, realiai čia yra šita vieta, nes čia dariau su poliuretanu, kad nereikėtų tokio dalyko ir esmė, kad čia yra priešinga pusė, tai vairuotojo, šitas stovi taip, pasimatavom, kad nominalą turim šiam 9 mm, nes kai skanausi kėbulą, įsidėjau originalų tą dalyką į vietą, kad galėčiau nusimontuoti va tokius parametrus ir kad nereikėtų man prisirišti prie tokių dalykų, kurie iš principo išbrangina išsukimą. Tai va, šitas žiūrėjom, o jei įdomu, tai turim arką, ratą, visą važiuoklės tvirtinimo taškus, kolonėlę, aišku, svarbu, visas tos dalykus nusiskanavus, galima susimodeliuoti, susidėti, turim va tą pačią stebulę vietoj, galima pasisimuliuoti, prisipiešti daug linijų, tikrintis visus parametrus ir žiūrėti, tai va matau tik su 18 ratu, pavyzdžiui, su mano bodžiu, čia jau kliūtų pats pluoštas. Bet, kame esmė, tai kad nekliūtų niekur kėbulas, ten niekas nesikabintų čia, sukant ratą į priešingą pusę, kad neužkliūtų už kėbulo, tai tarpeliai yra, viskas praeina, niekur nekliūva, tai čia ir yra esmė.
Realiai viską susimuliuoji, viską matai, sustikrini parametrus, gali pasitikrinti tiksliai Ackermano kampus, camberį, casterį, KPI, nu žodžiu, viską, ką tik sugalvosi, ko tik reikia išsukimui. Žaidžiu tol, kol pagaunu viską. Yra aišku seka, kaip tą daryti, yra visa ta metodologija ir realiai šitas išsukimas, manau, yra jau šioks toks. Nu, pasimatė patirtis, nes realiai su pirmukam tikrai labai ilgai žaidžiau, su parametrais keitinėjau ir pišinėjau, tai realiai tikrai užtruko labai, nu realiai, kol viską pagavau ir išmokau. O čia mokėdamas realiai per kokias, nežinau, geras 4-5 dienas visą geometriją susikūriau taip, kaip norėjau, užsigaudžiau visus bugus, viską dar kompe, kad jų būtų kuo mažiau realybėj. Nu, realiai dabar pasitikrinsim realybėj, ar viskas veikia, ką aš čia nusipiešiau. Realiai planas yra nominaliai turėti nieko nejudinus, jokių labai parametrų. Tai yra atraminis numatytoje pozicijoje plačiausiai, čia labai matosi, bet jo, plačiausiai atraminio pozicijoje su to lollipopu centre pavadinkim. Tikiuosi gauti 6,5 casterio, 4,5 laipsnių švirtimo neigiamo, visi kiti parametrai jau yra aprašyti stebuliai. Tai va, šitie tokie, kurie reguliuojamiausi ir pažiūrėsim, ar sutampa, ką čia turim ir ką parodys standas. Na va, realiai jau pradėjau skubėjimą, nes suvedimas artėjo, darbai lėčiau daros netikėjausi, tai tikėjausi, kad šitas įvorės iš kito projekto turiu ir pritaikysiu, bet realiai reikėjo tiesiog pirmukų įvorės prišmirgaliuoti. Kas čia dar, kokių niuansų, stoperių varžtai nusipirkau per klaidą M10, M12, tai reikėjo turimus ilgesnis pripjauti. Na, toliau viskas kaip ir standartiškai, čia dabar pirmukų traukės, kurios trumpesniais kemštiem, bet įdėjau šitą ilgesnę, nu tai čia toks irgi, žodžiu, pre-production visi tokie niuansai, bet kurie įsigaudys eigoj. Aišku, reikėjo šitą ilgesnį tiesiog padaryti ir kad veiktų su M6 traukim. Ir nežinau, kaip jaučiuosi dėl tų šakių standartinių šarnyrų, nes jie labai mažai svyruoja žemyn kryptim. Tai va, dar pasižiūrėsiu, kaip čia viskas. Bet šiaip tai va, tvirzotos kaladukės, laiko koilą, viskas kaip ir vietai. Atraminiai irgi panaudojau pirmukų. Kaip matot, čia gan stipriai pasikeičia vieta, nes nežinau, kodėl tiek daug kasterį, kaip sakyt, mažina tie atraminiai originalūs mandžiai, bet tiesiog, va dabar bus taip, liks reguliuoti toperį, dar čia pasikeitus aną pusę turbūt pasisuks gerokai, nes matau, yra tarpas čia ir ten, o projektuojant žinau tikrai, kad tokių tarpų nebuvo, tai manau darbiškai kampo išlaušim. Nu ir žiūrėsim, kaip čia viskas bendroj sumoj. Kampo dabar šiai minutė tikrai labai sočiai, pagal skaičiavimus kažkur šiam 8 laipsniai kampo turėtų būti su R18 ratu, tai su šitų ratu teoriškai dar daugiau, bet bijau, kad kuo daugiau kampo, tuo atsiras didesnė rizika. Dėl šitos mažos peties pradės vairas irgi drebėtai, o realiai negalim padaryti tos pačios problemos, jeigu jie bandom išspręsti. Turim padaryti geriau, tai va. Pažiūrėsim, ar gausis geriau, gal gausis blogiau, kas čia žino. Varom sudėti antrą pusę ir varyksim suvedimą. Good morning, Belistok! Darab! Labas, ne? Niekas nesisveikina, gerai, nelabai mandagus žmonės. Šiandieną kėliam ankstų rytą, važiavom 300 km į šią nuostabią Belistoką trasą. Kodėl? Todėl, kad kai buvom praeitą kartą, prie Oskaro prieina organizatoriai ir sako, everybody spinning, but you not. Atkudo so much angle. What the fuck? What kind of witchcraft are you using? Ir Oskaras nusprendė, negirs ne jo produkto, negirs, reikia, kad girtų jį, o ne kažkieno kito. Ta proga, šis nuostabus vyras sukūrė KM6 išsukimą. Mes jau ir atvykome šiandieną testuoti. Labą dieną, aš Oskaras, testuosim išsukimą. Nežinau, neturiu ką papasakoti. Turbūt jau viskas papasakota, mašina paruošta, varom laužyti, pažiūrim kaip seksis. Gal bus geras sukimas, o gal padariau dar lėvesnį. Išsiaiškysim. Bus geras. Man gaila tos trasos, žinok. Prasilėkėm pirmus ratus, iškart defektavom lygą, žiauriai nevalina, pasitikrinom, nu nėra ko norėt.
Čia 2.8 jis niekad nebuvo pats gyviausias, 1,5 baro gale padangose, 2.25 17 padanga, nu patys suprantat, formulinė ir gera. Išsukimas atrodo viskas kol kas labai malonu, aišku, nedaug važiavau, bet važiuoju kur reikia, lekia gerai, nežinau, priekis nestabdo, drebulių kažkokių labai nėra, prie didelio kampo jaučiasi mikro kažkoks libesėlis, bet arba tiesiog per daug kampo, nes tiesiog atsisukau, nuspėčiau kažką apie 7 laipsnių priekį dėl mažesnių ratų. Įtariu, tikrai žinau, kad lollipopai kliba ir tikrai įtariu, kad kolonėlė turi čiut laisvumo, bet iš principo jau yra daug geriau, diena ir naktis, tikrai nereikia gaudyti vairo kaip praeitą kartą, realiai dabar kaip ir viskas geriau. Tai va, bandom tvarkyti variklį, kad jis suktųsi, jam padėti truputį ir žiūrėsim toliau, kaip sekasi. Neapsišikai kaip p***a čia. Triestelėjau, bet tik švelniai, žinai. Kolega, big problem. Valis, vis pabėgęs. Nu, galimai. Galimai tu nepadėjo. Nebūtų padėję niekas. Kvadratinis. Valis neguoliuoja. Ir čia labai daug jų to. Turim Lenkai visus kontaktus, realiai viską jau pramušę, turim servizą, praeitą kartą šakę susivirinom už ar tai 6 ar 8 eurus, dabar derinam presą, varysim į Dakarsą, nusipirksim guolį ir susipresuosim, ką nėra kitą sprendimą. Atvykome į Bialystoko Intercarsą, kadangi už guolį paprašė nemažai pinigų, aš pasiaukoju už komandą, aš prisėdu ant casting coucho ir kažkaip bandysim prasisukt su nuolaida. Romka beveik be reikalo pasiaukojo, gavom tik 5 procentus. Nu, bet varom, ten pažiūrėsim, ar tinka tas guolis, nes... Atsiprašau, kodėl aš kempą girdžiu, mes taip keičiam. Reikia. Lenkijoje matot ne euras, jie kita valiuta įma čia. Truputį pasvažinėjom po Lenkiją, aplankėm vietinių detalių parduotuvių, nusipirkom guolį, dedam guolį. Aplankėm draugą Lenką, kuris turi servizą, tai jau ne pirmą kartą mus labai linksmai priima. Žodžiu, vien geri atsiliepimai. Nu ir dabar pažiūrėsim, per kiek laiko dabar sugadinsiu mašiną. Nežinau kaip, bet sugadinu nesugadinamas detalės, kemšeštų galas teoriškai jisai neužmušamas yra, bet man taisyklių nėra, man negalioja jos. Tai va, varom pabandysim sulaužyti ir šitą. Labą dieną. Labą dieną. Čia ne Oskaras užvairė, kaip supratau. Oskaras dabar pavargęs yra. Suprantu, kad problemų čia nutiko. Turėjom lengviausią krešą žemė, važiavom gal ant 5 km per valandą ir va tik tiek reikėjo. Tai va, Lenkas truputį prisistabdė. Jam, man atrodo, lempa iškrito, bet kėbulas nepakeitė formos. O man langas iškrito. Tai va, geras. Uždarius, lieka darbas tiek kažkur. Ne, daro. Viskas. Manau, kad tai.
Dabar čia tarpas, palauk. Kolega problem. Vo. Geriau nei buvo. Eilį langą dėčiau veik. Now watch how I move. Watch how they move. Watch how I move. Watch how they move. Watch how I move. Watch how I move. Watch how I move. Watch how I move. Quick, fast car. This just speeding down the road like it's NASCAR. Niggas know I keep that thunder like it's Asgard. I be preaching all them facts, star. Me my bro, niggas speeding on the freeway. Cut a knob, no you don't get no leeway. When it comes to this shit, I'm the DJ. If a nigga wanna talk, I call a PJ. See nosebleeds, the coke, the whip disease. We know lease, the whip got quick release. Red on go, and I handing over. Keep mad at the class, use your water, coffee. Smoke from the air, from the drip, that shit happen. Seeing as it is, we're handed the culprit. I admit, hit a crucial block, fucking yo bitch. Monster for the watch, it cost me 10 bands. And they scribbled down my sins, they might need new pen. Haters did the cop, bitch, we on 10. If my car looking hot, we need a new fin. Quality insurance, I've been moving, I got Aflac. Bras whipping donuts, I admit, that a hatchback. Started on this, I ain't looking for the sass bag. She pushed to start, my car already had that. Rambo. Sakė, paskutiniai 3 ratai. Hop out a whip, she dizzy, get a grip. 4 on the dash, I ain't trying to meet your dad. And you're mad with the lash, we don't pay this in cash. Looking at my stock, she might see my NASDAQ. I got... Realiai labai linksma diena, nors ir prasidėjo sunkiai, įsivažiavom, viskas gerai, kiem 6 gyvas. Truputį netekom lango, tai yra turbūt mano apmaudžiausias langų dužimas gyvenime. Per 3 ar 5 km per valandą krešą, išmušt langą. Nu, yra kaip yra, gausim pasikeis duris, bet čia tiek to, čia yra smulkmena. Realiai, kiem 6 puikiai atsilaikė, lokas tikrai veikia ir tikrai patiko. Nesakau vien to tik kas. Išbandė Romką, išbandė ir draugai, kurie jau ilgai nevažiavo. Išbandė Tautvydas, kuris sako, jau turbūt 4 metus nevažiavęs, jis važiavęs aplamai tik su Winterbeateriu, žiemą ir ant šlapių iš vis net nebandęs. Pabandė kameristas, karšta bulvė ir puikiai suvažiavo. Tikrai jau į 2-3 ratą suprato, kaip viskas veikia ir tikrai pilnai sujungė trasą. Tai realiai paprastas valdymas, tikrai gerai veikia, vairas važiuoja kur reikia, šlapia, sausa, nesvarbu. Vienintelis dalykas, ko pagal mane štai mašinai reikia, bet čia jau aš. Reikia daugiau galios ant sauso. Blema, kaip ta mašina nevažiuoja ant sauso. Tai va, o šiaip atsirado truputį klibėjimo, jo pilnai nepagydėm, tikrai, bet čia įtariam arba vairo kolonėlę, arba lollipopą. Iš pradžių viskas buvo tikrai kaip įkalta ir iš tiesų, sukant į kairę pusę, viskas pilnai įkalta. Važiuoji savo ramiai ir jokio nei klibėsi, nei kažką, kampas yra absurdiškas. Su šitais ratais čia turėtų būti apie 7, gal net 7 keli laipsniai kampo, kai pasilyginimui, tam Pro Irpai turi link 7, Vaisfebas, tarkim, pirmukų turi 6 laipsnius kampos. Tai čia yra dar daugiau. Jis stovi kaltas, kimba gerai, veikiant šlapio, veikiant sauso. Nu, tai aš didu liuksą. Ar aš jau kažką patobulint? Gal kažkokią smulkmeną įrašiau, bet nemanau. Realiai, manau, čia yra praktiškai išbaigtas daiktas. Man jis labai patiko, aš didu liuksą. Ir žiūrėsim, ar galim paleisti šitą daiktą į prekybą. O gal jis gausis tiesiog per brangu ir nedarysiu. Tai va, čia yra daugiau niuansų nei tik važiavimas ir reikia išdirbti daugiau detalių. Tai dabar mano darbas sunkėja, dalį reikia padaryti ne tik veikiančią, bet ją reikia ir padaryti tokią, kurią žmogus įpirks ir jinai rinkoje atitiks savo vietą pagal kainą. Tai va, nesitikėk iš to loko už porą savaičių, tikrai užtruks, bet manau gal vasaros eigoje, kai apsimušim Pro lygos reikalus, pasidarysim ir pasileisim ir šį loką, kuris panašu visiems liuksas. Tai va, nebloga diena, varom namo ir ką, iki sekančių.